Sveiki, aš Miglė Pašnikovičė šiandien savo darbo vietą Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete iškeičiu į Rocket Vilnius. Kas tai yra ir kodėl mes šiandien čia atvykom, papasakos mūsų fakulteto absolventas Darius Kavaliauskas. Jeigu tu pabaigi MIFą, tai tu realiai nieko daugiau gyvenime gali nebijoti. Labas Dariau, esi mūsų fakulteto absolventas, esi baigęs ir magistro studijas, ir bakalauro. Šiandien mes susitikom Rocket Vilnius erdvėje. Kodėl ji tau svarbi? Sveiki visi. Taip, šita erdvė yra ypatinga gal dėl to, kad prisidėjau prie šios erdvės atsiradimo. Ir šitoje erdvėje, galima sakyti, prasidėjo ir kitos mano iniciatyvos arba kitos mano idėjos gimė. Tai viena iš jų mano paties ir kartu su mano kolega įkurtos Scale3C kompanijos atsiradimas. Prisistatysiu gal trumpai, iš kur aš iš viso čia atsiradau ir kas aš toks esu, kad visi žinotumėt. Esu Darius Kavaliauskas, baigiau, kaip minėjo, matematikos informatikos fakultetą ir dabar po daugelio metų, galbūt į visas mano darbovietės nesigilinsim, dabar turiu savo įmonę, esu šios įmonės Scale3C bendraįkūrėjas ir vykdomasis direktorius. Tai dabar darome įdomių labai daug dalykų, dirbam su Amerikos rinka, su Europos rinka ir Lietuva, kuriame mobilias aplikacijas telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Ir dar turiu daug visokių kitų veiklų, kurias turbūt čia mes aptarsim. Papasako, kaip atsirado ir prieš kiek metų tavo verslas? Mano verslas, dabar nepasakysiu gal tikslių metų, bet jisai atsirado tuo metu, kai aš dar čia dirbau ir buvau vadovaujančias pareigas užimantis žmogus. Aš tiesiog mačiau, kaip atrodo kasdienybė startuolių arba tų jaunų įmonių. Ir matydamas tuos žmonės, matydamas juos, kokie jie yra ambicingi ir kokie yra protingi, kartą pažiūrėjęs ryte į save į veidrodį, pasakiau, kad ir aš galiu toks būti ir aš ne ką esu kvailesnis ir galiu tikrai sugalvoti kažkokią idėją, kažkokią verslo modelį, kurį galėčiau pabandyti įgyvendinti, nes kada, jeigu ne dabar, kol esu jaunas, kol dar galiu klysti, kol man klaidos nedaug kainuoja, kol tada neturėjau ir šeimos, ir kažkokių didelių įsipareigojimų, todėl buvo pats geriausias turbūt metas bandyti kažką sukurti naujo nuo nulio savo. Ir tai būtent įvyko čia. Man labai pasisekė, nes mano pirmasis klientas buvo mano paties vadovas, kuriuo aš čia dirbau. Jis išėjo taip pat iš Barclays banko ir jis gyvena Amerikoje, Salt Lake City. Tai jisai paskambino man ir sako: labas Dariau, ar tu galėtum man padėti, žinau, kad tu esi tai daręs, sukurti mano verslui mobilią aplikaciją ir internetinį puslapį. Ir aš jam sakau, kaip tik pačiu metu, nes mes neseniai ką tik įkūrėm savo įmonę, kuri būtent ir planuoja tai daryti. Ir tai tokiu būdu realiai jis tapo mūsų pirmasis klientas. Pirmas klientas padarė įtaką, kad jūsų verslas taptų tarptautinis. Ar jūs iš karto planavote eiti tarptautinius vandenis, ar kažkokį turėjot kitą planą? Šiaip labai geras pastebėjimas, niekad nesusimąsčiau apie tai, kad tas pirmas klientas ir padarė mus tarptautinė kompanija. Pirminė idėja buvo aptarnauti turbūt vietinę rinką ir dirbti čia Lietuvoje, matant tam tikras spragas ir galbūt labiau kokybinės spragas. Mes norėjome padaryti kokybišką, gražų produktą, kurio mūsų galva tuo metu trūko, ir tas pirmas klientas realiai ir uždiktavo tą tarptautinį, tą tokį mūsų požiūrį. Sakoma, kad žmogus pirmiausia dirba savo vardui, o po to vardas jam. Taip.
tavo žinios, kurias tu sukaupei prieš tai ir pradėjęs dirbti Barclay, kūrinėdamas Raise Vilnius, parodė, kad tu esi labai stiprus specialistas. Tavo vadovas, su kuriuo tu dažniausiai bendraudavai nuotoliu, tave pasikvietė jau po to, kaip specialistą daryti jam paslaugą. Iš kur tos žinios? Taip įvyko ir aš manau, kad pavyzdys šitoj vietoj buvo būtent tas darbas, kuriame aš dirbau, tai jisai matė, ką aš dariau, matė, ką aš galėjau ir ko negalėjau. Žinojo, kad gali manim pasitikėti, žinojo, kad aš, pradėjęs darbo nepamesiu jo vidury kelio, kad aš užbaigsiu bet kokią kainą ir tiesiog matyt tas žinojimas ir davė jam tą užtikrintumą, kad bet kuriuo atveju aš surasiu būdą, kaip tą padaryti, jeigu aš sugebėjau iš griuvėsių padaryti kažkokią šią fainą erdvę, kurioje visi gali dabar rinktis ir daryti įvairius renginius, tai lygiai taip pat ir su IT dalim, kai kūriau įvairias mobilias aplikacijas ir turėjau savo komandą, nes prieš ateinant čia aš turėjau savo mobilių aplikacijų komandą, kurioje buvo 28 žmonės. Tai visi tie 28 žmonės dirbo ir kūrė įvairias aplikacijas, tiek Windows Phone tuo metu dar buvo, tiek Android telefonams, tiek iPhone'ams arba iOS operaciniai sistemai. Tai visa ta patirtis, mobilios aplikacijos, IT, vadovavimas, organizavimas, iš nieko padarimas kažkokį fainą dalyką. Manau, visa tai susidėjo ir plus tas pasitikėjimas, kurį jisai turėjo, davė jam tą užtikrintumą kreiptis dar kartą į mane ir sakyti, padėk man šitoje vietoje ir padaryk šitą dalį, jei gali tu. Grįžkim prie tavo karjeros, yra labai spalvinga, labai įdomi, tiek dideli prekių ženklai, tiek tarptautinės rinkos. Kaip manai, ką tau davė studijos tavo karjeroje? Pati informatika kaip tokia arba kaip mokslas yra pati savaime dėkinga ir manau, kad šioj srity dirbantys žmonės, jie visą laiką bus aktualūs, visą laiką bus tie, kurie prisidės prie ateities kūrimo ir natūralu, kad taip nutiko turbūt ir man, kadangi baigiau informatiką, tai mano visas iš tikrųjų karjera prasidėjo jau 3 kurse, kai aš pradėjau ir mokiausi, ir dirbau. Ir nors daugelis galėtų sakyti, labai sunku suderinti ir mokslus, ir darbą, iš tikrųjų, nežinau kodėl, bet tuo metu buvo mano ir geriausi pažymiai, ir stipendiją gaudavau, ir dar dirbdavau per 2 darbus ir 1 savaitgaliais. Tai, žodžiu, buvo tikrai įdomu ir intensyvu ir turėjau ką veikti ir natūraliai kažkaip, kadangi pasirinkau labiau gilintis į Apple kompanijos kuriamus produktus ir mobilias aplikacijas skirtas iPhone telefonams, kažkaip pradėjau plaukti būtent tą bangą, kur įmonės kvietė dirbančios su šitom technologijom ir aš ten kažkaip atradau vis save. Tai dirbau tai vienur kažkokiu programuotoju, tai kitur. Tai arba pardavinėjau, arba aš kitiems žmonėms pasakau ir aiškinau, kaip ir ką čia reikia daryti su Apple MacBook kompiuteriais ir kuo jie pranašesni už Windows. Bet čia dar būdamas studentu, ne? Jo, tai viskas prasidėjo, kai atėjo pas mus į atstovybę, studentų atstovybę, viena įmonė Lietuvoje, kuri prekiavo. Jo, ir aš priklausiau studentų atstovybei ir taip tuometinė mūsų atstovybės prezidentė apsidairė ir sako, gal turit asmenį, kuris čia išmanytų ir turėtų Apple kompiuterį. Ir aš buvau vienas iš nedaugelio, kuris nusprendžiau tokį nusipirkti po statybų darbo vasarą. Ir taip realiai ir prasidėjo ta visa kelionė per kompanijas ir tada jau buvo ir Omnitel, kurie sako, mums reikia tokio specialisto, ir tada kitos kompanijos ir tada, žodžiu, mano praktika CERN dalelių greitintuvo šitoj laboratorijoje. Į praktiką čia buvai išvykęs Erasmus mainų?
Taip. Ar ne Erasmus? Su kokiais mainais, kaip tu patekai į Šveicariją? Tai buvo Erasmus, per Erasmus būtent apsikeitimą arba tą, nežinau, praktikos atlikimą. Mes išvažiavom į Šveicarijos, Prancūzijos pasienį, kuriame yra tas didysis dalelių greitintuvas arba CERN laboratorija. Tai ten tiesiog atlikom praktiką, buvo labai įdomu, bet apie tai jau galima daug ir atskirai kalbėti. Ir tada jau grįžęs įsidarbinau į Barclays. O verta pasinaudoti Erasmus mainais ir ką tu reiškia praktika išvykus į Šveicariją, į CERN, nes tai yra labai didelis dalykas? Be jokios abejonės. Šiaip pakliūti į tą patį CERNą turbūt nėra labai lengva, bet kokia Erasmus kelionė arba galimybė, kurią tau suteikia universitetas. Grįžkime į praeitį. Kai rinkaisi studijas, įstojai į informatiką. Ką dar svarstei ir kodėl būtent informatika? Geras klausimas. Aš atsimenu, kadangi aš pats esu iš Mažeikių, tai mano visą laiką buvo toks ambicija ir noras išvažiuoti iš namų ir kažkur išvažiuoti savarankiškai gyventi ir mokytis. Ir informatiką man jau senai žinojau gan, kad aš noriu šį dalyką studijuoti. Tai mano pirmas pasirinkimas buvo Vilnius. Kaip miestas, visų pirma rinkausi miestą. Miestą, ne universitetą, ne programą, miestą. Visų pirma rinkausi miestą, nes žinau, kad nuo miesto priklauso tai, ar norėsiu aš jame gyventi ir ar tas miestas yra toks, kuris atitinka mano, nežinau, lūkesčius, mano požiūrį į kultūrą, į galimybes. Tai pirmas buvo Vilnius universitetas, žinoma, tada buvo Kaunas ir KTU, tada buvo Klaipėdos universitetas ir tada buvo Šiaulių universitetas. Tai va tokia eilės tvarka aš susidėliojau savo prioritetus. Ko įdomios buvo informatikos studijos ir kokiu turi atsiminimų? Tai norėsiu dviejų tipų atsiminimų. Tų formalių iš studijų, kai lankydavai paskaitas apie dėstytojus ir po to neformalaus laisvalaikio. Tai formaliai... Nežinau, šiaip visokių nesąmonių yra įvykę per tuos metus. Turiu galvoj, kad dabar, kai pagalvoju, kaip aš ką ten darydavau ir kaip aš elgdavaus, tai buvo tik įmanoma būnant studentui ir su dar studentišku mąstymu. Gal aš ką norėčiau vieną dalyką paminėti, kad kažkodėl buvo tokia susikloščiusi nuomonė, kad jeigu tu programų sistemose įstoji ir studijuoji, tai greičiausiai tavo ateitis yra šviesesnė ir tu žimsi vadovaujamas pozicijas ir informatikai bus tie, kurie dirbs, kurie programuos, kurie darys kažkokius programavimo darbus, o programų sistemos bus projektų vadovai, produktų owneriai, produktų kūrėjai ir taip toliau. Kai rašai pasirinkimus, šitą nuomonę jau buvai girdėjęs ar šitą nuomonę išgirdai studijuodamas? Šitą nuomonę išgirdau per rugsėjo 1. Jeigu grįžtum dabar laiku atgal, būdamas kas esi dabar, galėtum pasakyti, mitas sugriautas. Taip, ir čia yra ta žinutė, ką aš noriu visiems turbūt ištransliuoti ir pasakyti į kameras. Tai nežinau, į kurią čia reikėtų žiūrėti, bet sakau, kad nesvarbu, kokią specialybę pasirinksi, tai viskas priklauso tik nuo tavęs, ar tu būsi įmonės darbuotojas, ar tu būsi tos įmonės savininkas ar direktorius. Nėra tokio apibrėžimo ir tokios specialybės, kuri būtų specialiai sukurta tik tais tiems, kurie bus ateities vadovai, įmonių įkūrėjai ir taip toliau. Deja, kol kas mes tokio neturime ir aš manau, kad būtų sunku tokią specialybę ir tokią pakraipą sukurti. Viskas priklauso nuo ambicijų ir noro ir užsidegimo tiesiog daryti ir nebijoti klysti. Kalbant apie informatikos studijas, ką tu išsinešei iš tų studijų, kas buvo stipriausia? Šiaip geras klausimas, man patiko, aišku, ten dabar nežinau, ką dabar konkrečiai dėsto, bet tuo metu, kai aš mokiausi, tai man patiko, kad mes turėjome progos prisiliesti
prie skirtingų sričių. Tai pradedant, mes pradėjom nuo matematikos pagrindo ir logikos iki įvairiausių, sakykime, matematikos pakraipų, bet paskui mes perėjom jau prie konkrečių labai dalykų, tai yra programavimo, prie kažkokių animacijų kūrimo, prie, internetinių puslapių darymo, mobilių aplikacijų programavimo, prie, kas ten dar buvo tokio įdomaus, įvairūs, galbūt, aš atsimenu net ir savo bakalaurinį darbą, kai rašiau, tai rašiau apie skirtingas mobilias platformas, tai buvo dar naujas pakankamai dalykas, mobilūs telefonai su liečiamais ekranais. Lemba, koks tas senas pasijaučiu, iš tikrųjų. Bet tai buvo, ta prasme, aš kai bakalaurą rašiau, tai buvo dar daug kas pati pradžia. Androidas buvo pati pradžia, iOS'as buvo pati pradžia, Windows Phone'as tada dar buvo ir buvo daug tokių pradžių ir buvo labai smagu, kad universitete buvo ir dėstytojų, kurie dėstė tuos naujus dalykus. Aš labai tikiuosi, kad dabar kažkas dėsto apie dirbtinį intelektą ir labai tikiuosi, kad kažkas padeda žmonėms susigaudyti, kas vyksta su visais augmented reality, virtual reality dalykais ir kokios yra ten galimybės, visa metaversas, web 3.0 ir panašus dalykai, tai prasme, kur link juda informatika, finansinės technologijos ir visi su tuo susiję dalykai. Tai aš džiaugiuosi, kad universitete buvo daug tokių inovatyvių dėstytojų, kurie atnešdavo į mūsų studijas tų sričių arba tų projektų, kurie buvo realiai pritaikomi gyvenime ir realiam pasaulyje. Tai nebuvo teorija, tai buvo praktika. Ir ta praktika man turbūt buvo pats įsimintiniausias ir fainiausias dalykas. Buvai aktyvus ne tik studijų procese, ne tik pažengei iki 17 vietos savo mokymosi žiniom, bet dar rasdavai laiko ne tik darbui, bet ir laisvalaikiui. Buvai atstovybės narys, prisidėjai prie media organizavimo. Ką reiškia studentui būti studento atstovybės nariu, kodėl tai yra svarbu ir kokią naudą tau kaip asmenybei suteikia? Buvimas studento atstovybėje yra, aš sakyčiau, beveik kritiškai reikalingas ir būtinas, norint lengviau kilti ir greičiau kilti karjeros laiptais. Karjeros laiptais jau darbe? Taip, nes tu, kai baigi universitetą, nors ir tu gali baigti 10-tukais, gali baigti ten raudonų diplomų, pačiais geriausiais pažymiais, patikėkit, nelabai kam įdomu. Įdomu tik tai tada, kai yra specifinės pozicijos, kurios reikalauja diplomo ir tam tikrų rezultatų, bet turbūt 80, gal net 90% egzistuojančių darbų rinkoje, jie labiau orientuojasi į tavo praktinės žinias ir tai, ką tu turi, koks tu esi specialistas, kiek tu patirties kur turi. Ir yra daug geriau ateiti į darbo pokalbį, į junior poziciją ir sakyti, kad aš noriu štai gilintis ir pradėti pas jūs programuoti. Ir aš turiu patirties, būdamas studentų atstovybėje, kai buvau IT komitete, pavyzdžiui, ir IT būdamas tenais, aš sukūriau arba prisidėjau prie MIDI puslapio sukūrimo, prie galbūt kažkokių kitų iniciatyvų, kur buvo reikalingos mano kaip informatiko žinios. Gal aš prisidėjau prie matematikos informatikos fakulteto puslapio gerinimo, galbūt aš sukūriau kažkokias kitas socialinių akcijų, puslapius arba kitus produktus. Kitaip tariant, studentų atstovybė yra kaip mini organizacija arba mini kompanija, kurioje tu jau gali bandyti ir išsibandyti savo žinias, savo gebėjimus ir atrasti tą sritį, kuri tau labiausiai tinka ir prie kurios tu matai, kad tu labiausiai linksti. Ir ten tai pamatęs,
tu jau ir studijų metais gali orientuoti visą savo, kaip čia pasakyti, domėjimąsi ir gilinimąsi į tas vietas, kur tu žinai, kad tau padės ateityje. Ir mes čia kaip diskutavom ir kalbėjom, kad pažįstu ne vieną arba mano fakulteto studentą arba mano grupioką, kursioką, kuris baigęs informatikos studijas dabar yra, pavyzdžiui, pilotė tiksliau, kuris yra, net nežinau, multimedijų galbūt specialistas, kitaip tariant, prisideda organizuojant didžiausius Lietuvos koncertus ir arenose, atsakingas už apšvietimą ir visus LED projekcijas, kuris prisideda prie visokių iniciatyvų, kur mes turim ant katedros projektuojamos pasakos ir taip toliau. Tai realiai tu ir jisai irgi buvo studentų atstovybėj ir tas pilotė irgi buvo studentų atstovybės dalis. Tai aš manau, kad studentų atstovybė yra tokia, kaip padeda išsigryninti, tai kur ir kas aš labiausiai norėčiau būti, kur aš labiausiai limpu. Kai baigiai mokyklą, Mažeikiuose, atsikraustei į Vilnių, kiek reikėjo laiko pačiam atrasti savo dienotvarkę, savo ritmą ir šiaip naują save? Atvažiavęs nepuoliau aš į kažkokias disciplinas, tą tokį, kaip čia, suvaržytą dienotvarkę. Buvo tiesiog, pradžioje visi atvažiuoja, nežinodami, kur atvažiuoja, nežinodami, kas bus, nežinodami, nežinau, kas jų laukia. Tai pradžioje visi studentai eina ir visas paskaitas ir iš tikrųjų ir visuose egzaminuose dalyvauja. Netgi mes taip juokavom, kad jeigu tu pabaigi MIFą, tai tu realiai nieko daugiau gyvenime gali nebijoti, nes tai yra belenkokio užgrūdinimo, ta prasme, fakultetas, kur tu protiškai turbūt negali būti daugiau sulaužytas ir aplaužytas, kol tu mokaisi. Tai išėjęs tu esi visiškai plastelininės smegenys, tu gali daryti bet ką, bet kaip ir tu esi pasiruošęs bet kokiam iššūkiai. Bet aplaužytas, tikiuosi, gerąją prasme. Gerąją prasme, jo, gerąją. Ta prasme, kad tu išeini, sakau, taip paruoštas, kad tu iš esmės turi energijos ir jėgų ir tikėjimo daryti ir galėti padaryti bet kokį sugalvotą dalyką. Ta prasme, tu neturi ribų ir tu nemanai, kad kažkas yra neįmanoma, nes neįmanomo baigus MIFO tokio žodžio nėra. Su šitą mintim galim ir pabaigti pokalbį, dar paprašysiu tavęs gal palinkėti moksleiviui, kuris žiūrės šitą video ir galvos, ką man rinktis. Su tais linkėjimais visą laiką yra labai sudėtinga ir sunku, nes visi yra, kaip čia pasakyti, dabar internete daug visko gali pamatyti ir daug yra gyvenimo gūrų, kurie pamokys, kaip gyventi ir ką reikia daryti ir ko nedaryti. Aš manau, kad fainiausia gyvenimo dalis yra nežinojimas, kur eini ir galėjimas klysti. Ir tos klaidos, iš kurių tu mokaisi, čia yra turbūt fainiausias dalykas. Ir yra daug fainiau negu eiti pagal tam tikras taisyklės, kurias kažkas tau iš šono pasakė ir sudėliojo. Ir kur tu neturi jokios laisvės improvizuoti ir kurti ir daryti tai, ką tu pats nori. Tai nebijokit, klyskit, eikit ir darykit. Kuo mažiau žinosit apie ten, kur einat, kur ką darysit, tuo mažiau baimės turėsit ir tuo daugiau turėsit pasisekimų ir sėkmės istorijų, nes labiausiai arba mažiausiai turbūt inovuoja ir kuria tie žmonės, kurie per daug visko žino arba per daug giliai įsigilinę, nes tada jie supranta, kiek daug ir sudėtingų momentų tame yra. Ir tai būtent ir atgraso nuo kažkokių kūrybos elementų, nuo pabandymų ir nuo improvizacijų. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū Jums.